Bijau klaidų, todėl nekalbu viešai. Pažįstama ir absurdiška. Kas yra klaida? Klaida yra elgsena ar užduoties atlikimas, kuris netitinka labai konkretaus standarto, taisyklių, kaip turi būti atlikta užduotis. Ką reiškia standartas kalbėjime? Kokia balso moduliacija yra standartas? Koks teisingas tempas kalbėjimo? Kokie teisingi gestai? Kokia teisinga būsena? Jų nėra. Prisiminkit pranešėją, kurį laikot stipriu. Prisiminkit kalbą, kurią laikot stipria. Neišvengiamai ten bus kas? Autentiškumas, laisvė, spontaniškumas. O visa kita tik po to. Net jeigu žmogus pravirko pats per savo kalbą, pasakė, kad esu jautrus, nes šita tema mane stipriai paliečia. Net jei žmogus pasakė, aš bijau kalbėti, nes esu sujaudintas buvimo su jumis. Net jei žmogus realiai padarė klaidą, bet tame išliko nuoširdus, mes galim tai priimti kaip grožį, kaip stiprybę. Klaidų kalbėjime nėra.